Eteryje privatus miškas. Tai pokalbiai apie miškininkystę, jos teisinį reglamentavimą ir kitus privačių miškų savininkams ir visuomeniai aktualius miškų ūkio klausimus. Atėjus rudeniui ir subirus orams, blogos būklės ar visai nepravažiuojami tampa miško keliai. Apie jų priežiūrą šiandien ir pakalbėsime. Mano pašnekovas Aplinkos ministerijos miškų departamento direktorius Nerijus Kupstaitis. Sakykite, kokia miško kelių būklė šiuo metu? Šiuo metu miško kelių būklė pradeda gerėti. Gal nebuvo tragiška valstybiniuose miškuose ir anksčiau, bet privačiuose miškuose esantys miško keliai, tai realiai nuo nepriklausomybės atkūrimo tų miško kelių būklė blogėjo tik tai taip. Kai mes kalbam apie miško kelius, tai mes kalbam ne apie visus kelius, kurie eina per miškus, o mes kalbam tik apie vidaus taip vadinamus kelius, kurie pirmiausia yra skirti miškų ūkio veiklai, miškų ūkio technikai važiuoti, medieną įvežti, o ne apie tuos kelius, kurie jungia atskiras sodybas ar kaimus su pagrindiniais keliais. Kokiuose regionuose yra prasčiausia ta būklė? Na, prasčiausia ta būklė yra pirmiausia, kur yra šlapi miškai. Ten miško kelią ir įrengti, ir jį prižiūrėti daug sunkiau, kainuoja daug brangiau ir jį daug lengviau sugadinti. Tai čia, sakykime, galima išskirti, pavyzdžiui, kaip Dzūkijoj, kur vyrauja smėlynai, tai ten bendra miško kelių būklė bus geresnė, lyginant su kitu regionu, kur vyrauja šlapi miškai, šlapios žemės. Tai čia ne tiek svarbu nuosavybės forma, bet ir investicijos gali skirtis net kelis kartus tam, kad įrengti ar sutvarkyti ar suremontuoti kelią šlapiuose miškuose, lyginant su sausais miškais. O ta technika, kuri naudojama miško kirtimui, suniokoja tos miško keliukus? Na, žinot, pirmiausia, tai tie miško keliai ir skirti miškų ūkio technikai važiuoti, bet dažnai nutinka taip, kad mediena vežama arba miško kirtimo technika važiuoja tais keliais šlapiuoju metų laiku arba, sakykime, per polaidį ir tada tie keliai labiausiai ir sugadinami. Tai žinoma, šitoj vietoj yra svarbiausia racionaliai suderinti tuos dalykus, kad važiuoti arba sausuoju metų laiku, arba esant įšalui. O kas atsakingas už miško kelių tvarkymą ir kas reglamentuoja miško kelių tvarkymą? Realiai pirmiausia atsakingi yra miško savininkai ir valdytojai. Tačiau ir miškų įstatyme nustatyta, kad už miško kelių būklę, jų priežiūrą taip pat atsakingi ir tų miško kelių naudotojai. Tas, kas sugadina miško kelią, privalo jį sutaisyti arba atlyginti padarytą žalą to kelio savininkui ar valdytojui. Nuo 2015 metų buvo sukurta tokia nauja miško kelių priežiūros ir remonto sistema, pagal kurią jau miško keliai tvarkomi nepriklausomai nuo nuosavybės formos tiek privačiuose, tiek ir valstybiniuose miškuose ir tą veiklą vykdo miškų urėdijos, o ta visa veikla finansuojama iš bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos. Tai yra sukurta tokia sistema, kur jau pradėti, sakyčiau, netgi masiškai remontuoti ir per privačius miškus einantys miško keliai, tai tam buvo miškų įstatymo atitinkamos pataisos priimtos ir vyriausybės nutarimu patvirtintas visas tvarkos aprašas, kaip tas procesas vykdomas. Na, dabar yra pirmieji rezultatai šių metų tos sistemos veikimo. Kokie jie būtų? Skyrus apytikriai apie 4 milijonus eurų 2016 metais, šiai dienai yra suremontuoti 940 kilometrų miško kelių, tokių pirmiausia einančių per privačius miškus, o iš viso šiems metams numatyta apie 1000 kilometrų suremontuoti. Tai čia papildomai prie to, ką miškų urėdijos ir taip darydavo kasmet savo lėšomis. Ir tą jaučia pirmiausia tie žmonės, kurie miškuose gyvena, arba tie, kurie vykdo miškų ūkio veiklą ir dažniau po miškus važinėja. O sakykite, gal miško savininkai gali pasinaudoti paramą? Naujiems miško keliams tiesti arba miško keliams rekonstruoti, pertvarkyti iš esmės, yra galimybės gauti ES paramą. Ir čia gali gauti tiek privačių miškų savininkai, jiems netgi pirmenybė yra teikiama, tiek ir valstybinių miškų valdytojai, jeigu lėšų lieka. Ačiū Jums už pokalbį.
Reportažas parengtas bendradarbiaujant su Ūkio ministerija.